Kai mintimis ragaujame drugelių medų ir kai svajonėmis užliejame akis. Žinau, kad man tas apyrankės turbūt daug svarbiau už tą mano valtį net buvo to momentu. Nes tu supranti, kad ką tu parveši vaikams, kuriems tu davėjai pažadą, kad tu jas parplukdinsi. Ir kad tu žinai, kad jie laukia, kai tu žinai, kad tame tarpe ir ne visi sugebėjo sulaukti tavęs. Tai skaudžiausia yra irgi, kai tau tenka tą apyrankę atiduoti nebe vaikui, o jo tėvams. Kai tu supranti, ką jiems tenka išgyventi. Sakau, tie vaikai yra herojai, o tėvai yra milžinai, tie, kurie visą tai pergyvena. Sugrįžęs į namus visada gerai jautiesi. Po apsilankymo čia visada užduodi savo klausimą, ar tau tikrai tai buvo sunku, ką kai kuriems čia tenka išgyventi, tai tu supranti, kad tavo kova, kad ir su galingiausiais taifūnais, jinai dar nėra tokia stipri, atrodo, kaip kai kurie čia ką išgyvena. Tai man kiekvienas čia esantis vaikas, tai man jisai herojus. Tas, kuris tikrai randa jėgų nusišypsoti, kuris kiekvieną savo dieną džiugina ir savo tėvelius, kovodamas. Ir atvirai pasakysiu, labai sunku yra čia būti. Kad ir matai ir daug džiaugsmo, kad ir matai, kad vaikai elgiasi natūraliai, bet matai ir kaip kai kuriems yra sunku, kai kurie jau nebegali ir kalbėti ir jie tiesiog matai, kad vienintelį dalyką atrodo, bet turi jėgų nusišypsoti. Kažkaip labai palietė Marko būtent istoriją. Atrodo, vaikas atsisveikinant sugebėjo dar ranką pakelti, bet atrodo, tai jam tiek daug jėgų atėmė, kad tu supranti, kad tu turbūt net irkluojant per 140 dienų, atrodo, tiek jėgų neatidavai, kiek jam tai kainavo dabar. Bet nusišypsoti, jisai taip nusišypso su širdimi jau, galim sakyti. Labiausiai norėčiau, žinoma, čia be viso to, kad sveikatos, be viso to, kad išgyventi visą tai ir pamiršti, labiausiai turbūt norėtus palinkėti vilties, nes viltis miršta paskutinė.